Blausel viešbutis. Visiškai šalia Blomar viešbučio, jie du broliai ar sesės, kaip sakyti. Jūra nuo viešbučio Blauselio yra netoli, matosi iš karto už tų pušų. Viešbutis yra miestelėje Planės. Ir minusas yra toks, kad pervežimas į Blanės miestuką yra labai ilgas, nes pastoviai yra kamščiai. Tai galbūt visai vertėtų pagalvoti apie savo mašiną iš oro uosto arba privatų pervežimą, kad nevažinėti tarp visų viešbučių. Džakuzi ir lobby baro lauko terasa. Viešbučio Blausel lobby baras. Čia vyksta ir pramoginės vakarinės programos, animacija. Ir čia per kitą pusę išėjome į registratūrą. Išėjęs iš registratūros, uždarytas dabar vidinis baseinas, su žodžiu chlorkalke. Ai ne, atidarytas tik tiek. Atidaryta, ne? Ir matau, kad yra už vidaus baseino dar vienas lauko baseinas, dar viena baseino zona. Viršutiniam aukšte džimas. Toks labai kuklus. Labai lietuvių mėgiamas viešbutis. Nežinau, tai ką aš matau, aš niekaip nesuprantu, kaip jie patenkinti, bet aišku, žmonių skoniai labai skiriasi. Nešvaru, nejauku. Maistą, sako, žmonės giria, bet visur piktžolės, tai čia. Vaizdas, aišku, be abejo, labai gražus į jūrą, tai tas ir yra gražu. Džakuzi yra, nežinau. Ir parodau higieną, švarą, langai nevalyti, paukščių apdaryti. Leidžiame žemyn į restoraną. Blausel viešbučio restoranu naudojasi ir Blomar viešbutis. Kava kaip ir visur bloga, miltelinė šita. Niekas nieko nepavalo, nesutvarko, bet yra šokolado, čiūrų yra. Kepami kiaušiniai. Ir staliukai be abejo tik viduje. Yra ir tuno. Tai pliusą radau. Bandelės visokios, kaip ir visur. Uždėti mano balsą ant viršaus, kad vis tik Blomar ir Blausel viešbučiai nesinaudoja vienas kito teritorijomis ir nesinaudoja vienu restoranu. Blomar jau turi savo restoraną.
Ir vat kas labai keista, šalia restorano Lauselio yra šokių salė, dabar jinai uždaryta, kur vyksta galybė visokiausių pamokų. Ir išvardintai rumba, ir čečia, ir tango, viskas. Ir netgi va čia vat vyksta pamokas. Viešbutis, man atrodo, senas. Pažiūrėsim kaip kambariai. Standartinis Lausel kambarys. Ne visai matau standartinis kampinis, jisai tikrai bus didesnis. Įdomi kriauklė. Pirmą kartą matau tokią. Vonia ir dušas viename su stiklinė pertvara. Yra kosmetika. Ir toksai kuklutis džiovintuvas. Standartinis kambarys, nu labai keistai, tą kambarį jie sukiša 5 žmonės, vienvietė lova. Čia 2 miega, 2 vietė lova ir va ten yra paskaičiuota dar 2 žmonėms. Nelabai ir švaru, nežinau, kol kas viešbutis didelio įspūdžio man, tai yra gero įspūdžio nedaro. Nu va, tik tai labai gražu virš pušų viršūnių, jeigu gyvenat aukščiau, jeigu žemiau, tai nematysite nieko.